Vladas Putvis Putvinskis šioje žemėje gyveno 56 metus. Putvinskis buvo labai darbštus, kūrybingas, reiklus savo ir aplinkiniams, mėgo sportą, domėjosi krašto kultūra, turėjo daug draugų ir daug priešų. Vlado Putvinskio biografija prasideda Rygoje, kur 1873 metais po tremties gyveno tėvai Rapolas ir Idalija Putvinskiai. Netrukus Putvinskių šeima gavo leidimą grįžti į Lietuvą. Vladas mokėsi Šiaulių ir Mintaujos gimnazijose, studijavo agronomiją Halės universitete Vokietijoje, studijų nebaigė. Dėl prastos tėvo sveikatos teko grįžti namo. Jo laukė apleisti 3 dvarai – Graužikuose, Šilo Pavižupyje ir Palendriuose. Pastarąjį pardavė, nes 1000 hektarų ūkis buvo apleistas. Net sviesto neužteko savo reikmėms, reikėjo pirkti. Alkani ir nuskūrę buvo kumečiai. Pelkėtom žemėms reikėjo melioracijos. Vladas Putvinskis vedė vyskupo Valančiaus giminaitę Emiliją Gruzdytę iš gretimo Suvartuvos dvaro. Jauna šeima bendravo lenkų kalba, tačiau nusprendė mokytis lietuvių kalbos, kad savo vaikus galėtų auklėti protėvių kalba. Lietuvybės idėją Vladas perėmė iš savo motinos Idalijos Pleterytės, grafų Pleterių palikuonės ir Povilo Višinskio. Didžiausias Vlado Putvinskio nuopelnas – Šaulių sąjungos įkūrimas. Labai svarbus darbai atlikti tėvų žemėje, paveldėtose dvaruose. Jo gyvenimo kelias nebuvo lengvas. Planų įgyvendinimui trukdė jo paties tautiečiai ir vadai. Per Povilą Višinskį Vladas susipažino su to meto inteligentais, lietuvybės platintojais, ėmėsi šviečiamojo ir kultūrinio darbo. 1899 metais įsteigė pirmąją nelegalią mokyklą Šilo Pavižupyje, o kitais metais pasamdė mokytoją Graužikuose. Vienu metu ten mokytojavo rašytoja Žemaitė. Šilo Pavižupyje Vladas mokė pats suaugusius ir vaikus. Ši mokykla gyvavo 14 metų. Graužikų dvare įkūrė knygyną, klubą, muziejų, jaunųjų ūkininkų ratelį ir dirbtuvėlės. Dvaro žvėryną pavertė gražių parkų su sporto aikštėmis. Kartu su Augustinu Janulaičiu Vladas Putvinskis kūrė planus, kokiu būdu gabenti lietuvišką literatūrą iš Prūsų. Vladas su kontrabandininku Kelmiškiu Peniku sutarė už kiekvieną parvežtą pūdą spaudinių mokėti po 40 rublių. Graužikuose Vladas ir Emilija slapta nuo visų namiškių pargabentą spaudą skirstydavo pagal užsakymus. Ryte išveždavo į Pavižupį. Ten slėpdavo ir keletą dienų stebėdavo, ar neseka žandarai. Kitas vežėjas, Kazimieras Račkauskas, gabendavo į Šiaulius kartu su sviesto statinėmis. Toks paštas veikė 6 metus iki 1906. Sakydavo, bėk arba nepasiduok gyvus. O taip jis sakydavo, bėk, tavo nušauni, vienu žodžiu, kad nebūtų, kada nepakliūtum į tą neišduotum. Nu, jis sakydavo, važiuoju, sakydavo, šitais vieškeliais čia visur į tą į Šiaulius važiuoju, sako, galvoju dabar, nuvažiuoti, sako, tai nuvažiavau su sviestu, tai čia nieks netims, nekratys, o jau parvažiuoti su spauda, prikraudavau daug prekių ir buvo suruošta 2 tos, kaip sakant, transportas buvo tada su arkliais važiuojant, kaip žinoma. 2 tos buvo, kaip sakydavo, dugninės lentas, pasakodavo tėvus. Vežimą gali iškratyti, kad buvo 2 lentas apačioj. Tarp tų lentų sudėti paketai būdavo spaudos. Spaudos būdavo sudėti ir to spaudą visą veždavo taip čia į šitą Pavižupį.
Čia buvo jau toks kapinės, gal jūs žinot, gal kapinės čia yra slepai, tai čia slėpdavo tą spaudą, dvare ir kažkaip rizikinga būdavo, tai daugiausiai buvo kapinėse tuose slepūse, paskui kažkoks atopulis, sakydavo tėvuks, labai storas topulis buvo ir šitas, tai po to topulis slėpdavo, slėptuvėje buvo knygų.